Gerai atrodo, visalies. Šią savaitę nusprendžiau išmokti kovoti ir daryti triukus su nunčiakais. Nuo lengviausių judesių iki advanced triukų. Bandysiu per keletą dienų tapti kaip Bruce Lee. Aš man atrodo suskaldžiau savo telefoną. Tai žodžiu, pasiruošit, jebra. Ką aš čia gavau, kaip excited. Nusipirkau 3 skirtingų lygų nunčiakus. Pirmi specialiai skirti treniravimuisi, nes jie yra paminkštinti. Bet ir su jais tikrą žalą galima padaryti. Tai su jais ir pradėsiu mokintis. Einu savo tau. Jo. Eik tu sabriko. Jopšik, mat nebevaldau. Drakonų žudikas. Tai čia tie, su kuriais galima praktikuotis, kadangi kai dausi galvą, arba vis dėl tos. Ok, ne taip skauda turbūt, kaip galėtų skaudėti, jeigu jie būtų mediniai. Antras lygis bus mediniai nunčiakai. Jau turbūt real deal, kadangi su tokiais jau tikrai galima sužeisti kažką. Mažiau ribai sužinau. Eik tu savo, čia bambukiniai. Eik tu savo. Ok, biški baisiau šitokius triukus daryti. Aš tik va moku. Ir trečias lygis turbūt pavojingiausias metal nunčiak. Padėtų man vos netri. Oh my god. Blemba, baisu su tokiais. Žodžiu, mokinsiuos būt ninja. Reikia pradėti nuo basic, išmokti jais naudotis. Kas čia yra? Pirmas pratimas, kurį mokinausi, tai horizontalus smūgis. Labai dažnai trankiau save darant šį pratimą. Smūgiuoti reikia savo ne į nugarą, bet į priekį. Toliau, mokinausi vertikalų smūgį. Viskas labai panašu kaip su horizontaliu. Tad pavyko esmę greitai pagauti ir sujungti abu smūgius į vieną pratimą. Ok, šonų išmokom, viršų išmokom, dabar šonų. Ir su šiuo pagrindu jau galiu padaryti tokį Bruce Lee judesiuką, kuris vadinasi Bruce Lee Triangle. Jis atrodo būtent taip. Bruce Lee. Na, aišku, man čia dar ne taip idealiai pavyksta, bet jau kažkas į tą pusę. Toliau perėjau mokintis spinų, kadangi jie yra labai svarbi dalis nunčiakų. Ir jų yra daug daugiau nei aš iš pradžių galvojau. Nes šį klasikinį 8-tuko spiną mes visi žinom ir lengvai padarom, bet pabandykit darant jį paimti ir daryti atvirkščiai. Spėju 97% iš jūsų pastriksit. Pabandykit. Taip, po truputis praktikos atvirkštinė aštunkė easy. Tuomet spinai su viena ranka, perėjimas į vidų. Ir iš tikrųjų čia buvo ką veikti. Nors iš šono gali atrodyti, kad tai ganėtinai paprasta, aš save vis trankiau. Tikrai reikėjo laiko įgusti šiame pratime. Aš jau manau išmokau pakankamai, kad judėčiau prie real deal. Perėjimas į medinius nunčiakus daryti išmoktus spinus ir smūgius iš tikrųjų buvo su didžiuliu pasitikėjimu. Kas būtų, jeigu aš dabar... O jeigu dabar su metaliniais? Au! Eik tu savo! Su metaliniais jaučiausi kaip kokiu lightsaberiu. Eik, tikrai baisiau. Bet pasirodo buvau pakankamai susikaupęs ir jau turėjau kažkokią patirtį iš tų pradinių nunčiakų. Aš manau, aš tos pagrindinius tokius fighting movesus išmokau. Basicus kaip judėti. Ką daryti? Dabar judėkime prie rimtesnių reikalų. Toliau, labai svarbus ir visiems gerai žinomas judesiukas. Tuoj pagaus. Va, perduoti nunčiaką iš vienos rankos į kitą. Šis triukas gali atrodyti daug lengvesnis nei jis yra, bet tikrai reikia pasistengti, kad jį normaliai išmokti. Iš tikrųjų, didelės magijos su juo nėra. Su pakankama praktika, po daug visokių bandymų. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagalau. Hebra, ne veltui sakoma, practice makes perfect. Sakysi, Hebra už Lietuvą. Iš tikrųjų, truputį susirgau ir jaučiuosi ne kažką, but training must continue. Tai šitas pratimas, the most basic one, vadinasi figure 8. Ir jį galima labai stipriai patobulinti, jeigu tu moki tos nunčiakus permesti vieną per kitą ranką, pagaunant ir tęsiant tą judesį. Pasižiūrėkit tą klipą, kurį dabar overlainau ant viršaus, kaip fucking ninja. Ir aš tiesiog dabar praktikuosiu būtent šitą pratimą. Va, kažkas tokio. Nors šis triukas netrodo labai komplikuotas, jisai buvo pats sunkiausias, ką iki šiol man su nunčiakais teko mokytis. Ar tai? Labas. Ne, tu juokauji. Dėsi į video. Įdėsiu. Let's go. Nu ir šiaip ne taip. Holy shit, čia pažiūrėk, kivirau. Su gera praktika pradėjo gautis tas sunkus pratimas. Ha, mokinuosi. Gerai. Kaip atrodo? Gerai atrodo, visalies, o gerai. Atrodo kaip ninja? Ar gal biški trūksta iki to? Supratau. Jasna biški trūksta. Močiutė buvo teisi. Au, eik
Po mačiutis komentarų supratau, kad tikrai reikia susimti, nepasiduoti, tęsti savo šią kelionę ir tobulėti nančiakų skilzuose. Fucking go, hebra, nunchuck ninja, let's go. Vakarą užbaigiau su labai gražiu saulėlydžiu ir iš tikrųjų labai gera savijauta, kadangi su tais nančiakais tokią meditaciją jaučiau. Oi. Ir pagaliau savo galvoj pradėjau suprasti, ką aš iš tikrųjų su tais nančiakais darau, kaip kiekvienas spinas kažką reiškia ir ką daryti toliau. Hebra, žiūrėkit, matot? Subscribe. Siekim 100K. Filmuoj. Eik tu savo. Matosi? Nežinau, ar mačiau, nes išsigandau. Dabar bandysim padaryti damage su metaliniais. Pagėtų, man vos netri. Eina savo. Kokios skylės. Štai, kad aš be akies lygs. Hebra, jeigu man būtumėt pasakę, kad aš praktiškai po 3 dienų taip jau būsiu gerai įvaldęs nančiakus, aš turbūt nebūčiau jumis patikėjęs. Eik tu metalas, jopsvai. Čia truputėlį, kaip sakoma, netyčia šoviau. Iš telefono trenkiau. Po minutės pamačiau, kad Aš man atrodo suskaldžiau savo telefono ekraną. Nežinau, ar matosi. Kai sukau nančiaką, bum, daužiau čia ir per galą trenkėsi ir suskaldė priekį. Bandysiu nuimti šitą apsauginę plevelę. Oh my god, čia dievai, čia apsauginė plevelė. Žodžiu, negalima daryti nančiakus, kai turi telefoną kišenėje, supratau. pradėjau visus judesius jungti į vieną pratimų seką. Man žiauriai baisu, žinau. Nes aš ties to prieš tave ir aš buvau, kad tu paleis. Štai, kad aš be akies lygs. Ir štai viskas, ką išmokau viename. Blemba, Hebra, aš sim didžiuojas. Nančiakai yra cool.